Šiek tiek paskirame į priekį. Kairė, kairė, Niekada vienas, nežiūrėkit filmų, melas. Tautai bus. Galos, tu nevidu! Teikas buvas! Ant galvos! Nori, kad tautai būtų! Tiesiai! Ar yra grupė? Nepažįsti? Panašus! Koks? Manau, kur nėra. Rodyk tu veidą. Šitas? Yra tavo grupė? Nemačiau. Yra šita tavo grupė? Čia ta pati! Einam, judam! Judam! Judam!
Laisvai. Sėkmingai baigė šios sutrumpintus kursus. Motorizuoto pėstininko, karo inžinieriaus, taikliojo šaulio ir išgyvenimo. Juozo Lukšos mokymo centro šūkis atiduok tėvynei, ką privalai. Tai yra senas pokario Lietuvos partizanų šūkis, kad turi būti pasirengęs paaukoti gyvybę, sveikatą, viskas, kas tau šventa, savo tėvyniai apginant. Patikėkit manim, kaip aš sakiau, prieš tai iš šito centro išeina kariai pasirengę pasiaukoti už jūs. Kad jūs galėtumėt saugiai, nešališkai dirbti savo darbą, rašyti straipsnius, šviesti visuomenę. Tai patikėkit, mano parengti kariai, mūsų centro parengti kariai, užtikrins, kad jie bus tikrai, jūs būsit profesionaliai apginti. Nerijus Stankus, sveikinu, šaunuolis. Monika Urbanivčiūtė. Monika, sveikinu. Mindaugas Bajarūnas. Šaubunė kaip karaliai visi. Vytautas Dovydaitis. Žiūriu, Vytautas irgi karalių pasiekėjas. Alius Koroliovas. Galite spėt spajėgą taip su barzda iš karto. Irgi taip pat sveikinu. Eligijus Kniežauskas. Elijus, taip ir parašyta. Pranciškus Vaišvilas. Sveikinu. Indrė Antonavičiūtė. Indrė, sveikinu nuoširdžiai. Lukas Kidila. Sveikinu, Lukai. Nu, jaunuoliai. Eglė Digrytė. Sveikinu, Eglė. Malonu, sveikinimai didžiausi. Eglė Šepetytė. Eglė, sveikinu. Augustas Didžgalis. Augustai, sveikinu. Laimonas Brazaitis. Laimonai, tikras karo žurnalistas, jau matau Vladimiras Ivanovas. Vladimirai, sveikinu. Ramūnas Jakubauskas. Paėgos, supratau. Sveinomės gal. Supratau, kitą kartą. Valdas Kilpys. Sveikinu. O, tėvinės labas. Karolis Kabolėlis. Žurnalas. Sveikinu. Tai tiksliai nesimatys.